Sveiki bičiuliai, tai noriu pasidalinti su jumis apie svarbias dienas ateinančią savaitę, į ką atkreipdėmėsi, kam ruoštis. Bus dvi svarbios dienos, aišku, visos dienos bus svarbios, bet dvi tokios ypatingai palankios, tai viena iš jų rytoj, pirmadienį, jinai vadinasi sanskrito kalboje Makaro Sankrantį, tai reiškia saulė jinai pereina į ožiaragį, jau šiandien, sakykime, jau perėjo, jau rytoj labiau įsitvirtins. Na ir ta diena ypatinga tuo, kad saulė jinai pradeda judėti būtent į šiaurės pusę. Ir kada jinai juda į šiaurės pusę, jinai suteikia daugiau palaiminimų ir tuo metu palanku išsikelti kažkokius tai naujus tikslus. Na, tarkim, kad rytoj kažką tai tokio suplanuoti svarbaus, arba galbūt jeigu planavot kažką svarbaus pradėti, tai rytoj tam bus palanki diena. Senovės irgi raštuose Veduose aprašyta daug įvairių tokių kaip ceremonijų, ten ypatingai Indijoje ta diena švenčiama, kas per ją daroma. Na, vienas iš tokių, kad pavyzdžiui žmogus jis irgi, jeigu atlieka, tarkim, kaip apsiprausia, kartoja vardą Ganga, nes žmonės tą dieną prausiasi Gangoje, gauna irgi tam tikrus palaiminimus. Tai reiškia, svarbu tą dieną irgi, jeigu jūs galbūt sergat, ar turit kažkokių tai problemų, galbūt su regėjimu. Saulė apskritai yra kaip susijus su imunitetu, su gyvybinė energija. Ir, tarkim, tą dieną arba ten laikytis pasninko, arba atlikti ant saulės pasveikinimus, išreikšti pagarbą kažkam. Na, reiškia, tokie dalykai, jie atneš sėkmę, ir apskritai kažkokius tai svarbius darbus ir to palanku pradėti. Nepraleiskit tos dienos. Toliau mes turim 16, antradienis. Ir iš tikrųjų bus pakankamai irgi palanki diena kažkokiem tai reikalams susijusiam su vaikais, su finansais, statybos, jeigu kažkokius tai klausimus sprendžia, tai būtent antradienis bus tam palanki ir nepalanki, priiminėti kažkokius tai sprendimus svarbius, susijusius ten, kur kažkam tai galbūt reikia skolinti arba skolintis pinigų. Tai tokiais klausimais, kaip ir antradienį, būtų nepalanku užsiimti. Toliau trečiadienis, 17 sausio, reiškia, bus palanki diena veiklai susijusiai kažką tai, sakykime, jeigu reikia plėsti, kažką tai didinti, galbūt tai jūsų verslas ar kažkokia tai veikla, norit ją išplėsti, padidinti, tai tam palankus laikas, palanku ten kelionėms, gydymui, kažkokiam tai procedūroms, masažam visokiem, poilsiui, menams, kalbų mokymusi. Tokia diena jinai apskritai bus viena palankiausių irgi savaitės dienų. Reiškia, kažkam tai padėti, tokiems poilsiui, pramogoms kažkokiems. Tai tokia diena jinai turėtų būti pakankamai palanki. Ir toliau 18, išeina ketvirtadienis. Šią dieną jinai bus mėnulis Ašvinio žvaigždynė, reiškia, diena jinai palanki kelionėms, mokymuisi, reiškia, palanki irgi veiklai susijusiai su transporto priemonėm. Tokia veikla, kas susijęs su prekyba, pirkimu, kažkokios netolimos kelionės, pradėjimas irgi ten, veiklai susijusiai su verslu, su sveikatingumu, galbūt kažką tai, pradėsit, nežinau, gydytis, tam pasninkauti, galbūt kažką tai dėl savo sveikatos, tai yra palanku. Ir tą dieną Venera jinai pereina į Šaulio ženklą ir tą dieną išeina, ne tą dieną, bet apskritai tas periodas bus toksai palankus, reiškia, kas susijęs su santykiais, tai šaulysis už teisingumą, tai gilintis į santykius, jeigu pas jūs problemos su santykiais, tai pradėkit nuo tos dienos daugiau sužinoti santykių psichologiją ir panašiai. Ta diena bus
ir ta diena ir laikotarpis, reiškia, bus palankus mokytis, kažką tai tokio, sužinot kaip filosofijos, kažkokios tai etikos, išminties semtis. Ir bus nepalanku kaip tik per daug idealizuoti kažkas tai savo idėjas, norėti pernelyg įrodyti savo teisingumą, ar santykiuose, ar apskritai bendravime su kitais žmonėmis. Ir 19 diena išeina penktadienis, tokia gaunas viena kaip iš nepalankiausių dienų, apskritai penktadienis palanki kaip ir Veneros diena, bet gaunasi ta diena bus 9 Mėnulio diena, kuri vėlgi jinai palanki tokiems negatyviems dalykams, ten ginčams, kažkokiai tai konkurencijai, rizikai, kur kovai, ten aišku, tokiem kaip sportininkam, palanki diena fiziniams krūviams, galbūt ten kažką tai bėgioti, kažkokius tai maratonus ir panašiai. Ne? Ir aišku, tą dieną gali emocijos labiau verštis, tai teks labiau kontroliuoti savo emocijas, noris ten pasiginčyti, protas sunkiau kontroliuoti, toks negatyvus protas. Ir Mėnulis kaip tik bus žvaigždynė Bharani, ir tai reiškia vėlgi, kad ta veikla palanki kažkokiem tai konfliktam, būtent teismam, jeigu pas jūs tokie reikalai su tuo susiję, tai būtent tą. Ir nepalanki kelionėms, jeigu tą dieną pradedat kelionę, gali būti kažkokių tai strigimų, vėlavimų, spūsčių ir panašiai. Toliau šeštadienis pakankamai tokia 20-21 dienos Mėnulis bus stiprioji padėty, tai 20 šeštadienis, tai sausio bus palanki kūrybiniai veiklai, atsiprašau, kaip tik jinai bus palanki kūrybiniai veiklai, bet ta diena, reiškia, atinai kaip susijus gali būti ten žvaigždynė bus Mėnulis tokiam kaip kritika ir, reiškia, kas susijęs ten su operacijom kažkokiom, tai su konfliktų sprendimu. Tokia diena irgi šeštadienis apskritai, jinai tokia sunkiai, askezėm visokiom skirta, ten galbūt į kažką tai gilintis, kažkokius priimti sunkius sprendimus. Ir aišku, tokiems visokiem sunkiem darbam, kai reikia kažką tai ten kasti, aišku, gal dabar žiemą ir nelabai, bet jeigu ten pamatus kažkokius tai kas šulinius, kas tai ir panašiai. Ir viena iš tokių svarbiausių dienų ateinančią savaitę bus sekmadienis. Tai Ekadašis ir tokia ypatinga diena Putrada Ekadašis. Tai Putrada Ekadašis reiškia Putrada išvertus, reiškia duodantis vaikus, tai ta diena ypatinga tuo, kad svarbu tą dieną melstis už savo vaikus, kad būtų tam irgi palanku labai ir dėl sveikatos ir apskritai laikytis pasninko tą dieną, kas planuoja vaikus, kas nori susilaukti vaikų, tam diena svarbi, paskirti laiko tam kuo daugiau, prašyti apsaugos, maldoj, už savo vaikus ir taip pat irgi ta diena, kaip pasakyti, kaip askezę kažkokią atlikti, irgi palanku moterims arba vyrams, kurie susiję, buvo kažkokie tai nėštumo nutraukimai sąmoningi ar nesąmoningi, arba žmogus elgėsi kažkaip neteisingai su vaikais, tai ta diena svarbi būtent tam. Tai bičiuliai, būtų tokios naujienos ateinančiai savaitai. Linkiu visiems, kad savaitė būtų gera, prasminga, tai ką dėkoju, kad klausėt. Būkit laimingi ir sakau iki malonaus.